Šią savaitę mes pardavime už tobulai gerą kainą turime Tupperware Speedy Chefą, todėl daug kas klausia, kuo jisai skiriasi nuo Easy Speedy. Easy Speedy jūs galite rasti Tupperware katalogę ir tai yra naujesnė Tupperware Speedy Chef versija. Kuogi jos skiriasi, kad Easy Speedy turi 2 plakimo greičius. Ką tai reiškia, kad jeigu aš kažką tai plaku, pavyzdžiui, darau kažkokią tai tešlą ir man ten reikia suplakti, pavyzdžiui, kiaušinius, paskui dėti cukrų, paskui dėti miltus, ten kažką užminkyti, ar ten sviestą, ar dar kažką tai, žiūrint, ką jau jūs darote. Ir kai man pasidaro per sunku sukti, aš perjungiu į antrą greitį, tada rankeną daug lengviau sukti ir viską aš galiu netgi užminkyti tešlą tokiu būdu. Plius turi rankeną ir matavimo skalę. Visa kita, iš esmės tas pats, šiek tiek kitaip susirenka, aš to neužilgo pademonstruosiu, kaip susirenka, bet šitas irgi paprasčiausiai puikiai plaka, besukant rankeną. Jūs gausite jį štai tokioje dėžutėje. Tai pažiūrėkit, kągi joje jūs rasite. Pirmiausia, rasite instrukciją, neišmeskite jos, nes tikrai yra naudingos informacijos, jeigu pamiršit, kaip susirenka ir išsirenka. Toliau bus dangtelis. Dangtelis susideda iš 3 dalių, mes tuoj panagrinėsim, kaip jas surinkti. Rankena, štai va tokios kojytės, kurias jums reikės prisitvirtinti, bet paskui jau nebenuiminėkite jų, kai pritvirtinsit, tai pritvirtinsit. Ir bus 1,2 litro talpa. Ir štai va tokia štai toks neslystantis pagrindas, kurį prisitvirtinam prie indo dugno. Ir jeigu indą plaunat indaplovei, šitą dalį nuimat. Jeigu indą plaunat paprastai po kranu, tai galite ir nenuiminėti. Tai ką mums dabar reikia padaryti? Mums reikia prisitvirtinti pirmiausia šitas 6 kojytės, jos prisitvirtindavo čia prie dangtelio va tokių va knipsiukų. Ir kaip minėjau, vėliau plaunant galite jų nenuiminėti. Tikrai nereikia, net nebūtina, bet nereikia visiškai nuimti. Taip, aš surinkau štai čia. Ir tada man reikia surinkti patį indą. Kaipgi tai susirenka? Jisai susirenka įstačius. Pirmiausia, įstatom šluoteles į indą. Nesurinkinėkite rankose, nes netiksliai užsuksite rankeną. Tada dedam štai tokį žiedą, jisai turi va tokią silikoninę dalį. Dedam taip, kad va ta dalis užsifiksuotų mums per vidurį. Ir tada dedam dangtelį. Dangtelis va čia turi įkirpimą. Ir va štai čia va turi tokią va dalį, ant kurios mes turim užfiksuoti. Va taip turi trakštelti. Na ir dabar mums bereikia įsukti rankeną. Rankeną sukam nespaudžiant, kad teisingai pasigautų sriegė. Ir mūsų platiklis sukasi lengvai, niekur nestrikdamas, tai tada reiškia jisai surinktas teisingai. Kaip išrinkti, kai kažką tai suplakėt, reikia išplauti. Neplaukit taip, jūs turite jį išrinkti. Imam už šluotelių, išsukam va šitą vadalį. Taip, šitą plaunam neišardę, šitą viską išardome ir tau švariausiai išplaunam. Ir koksgi pasakojimas be eksperimento. Aš tai čia turiu 2 kiaušinio baltymus ir pažiūrėkim, per kiekgi laiko jie susiplaks, surenka mūsų Easy Speedy. Taip. Ir toj pradėsim skaičiuoti. Nagi, pradedam skaičiuoti ir plakam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Užteks. Sako, per 20 sekundžių viskas šauniai susiplaka. Ir tai yra tikra tiesa. Netgi greičiau negu per 20 sekundžių mes suplakėm. Kągi taip galima plakti? Aš dabar čia įdėčiau cukraus ir būtų puikus morengai. Arba čia įdėčiau kiaušinio trynius, irgi šiek tiek cukraus, šiek tiek miltų ir būtų tobulas biskvitas. Lygiai taip pat galiu čia susiplakti ir keksiukam tešlą, ir grietinę tortui, ir grietinėlę, ir šiaip kiaušinių trynius ten kartu su baltymais arba baltymų. Na, žodžiu, viskas, kas yra plakama, puikiausiai susiplaks su Easy Speedy. Tikrai rekomenduoju, jeigu šeimininkaujat virtuvėje ir galbūt jums kils klausimas, o kodėl šiais laikais reikia įsigyti Easy Speedy, jeigu aplinkui tiek daug elektrinių plaktuvų. Iš tiesų, kad jisai turbūt ir suplaka greičiau, plus nereikia jokios elektros energijos, mes galim bet kurį pasiimti su savimi, įsiplakti kokiam blynam tešlą ar kažką tai kitą, pasigaminti vaflių, įsikepti kažkur atostogavant pusryčiam. Rekomenduoju, puikus gaminys, kiekis labai ribotas, todėl jeigu reikia, paskubėkite užsisakyti pas savo Tupperware konsultantą.